Tai ką, sveiki, draugai. Darius čia, aš čia, visi čia. Atvažiavom pasimti Harlio nujuodintų detalių. Visus chromus buvom nuvežę, kaip matėt. Nors gal ir nematėt? Nematėt. Buvom nuvežę, kad nudažytų milteliniu būdu. Dabar viskas bus juoda, gražu. Tai einam pasimti, pažiūrėsim kaip atrodo. Ir čia didelis kamštis. Tai va, atvažiavom pasimti detalių. Čia ne reklama. Nes su reklama irgi reklama kainuoja. Nieko už dyko nebūna. Šikas nuostabu, tai kad labai greit padarė. Jo, iš tikrųjų nuvežėm pirmadienį. Praeitą pirmadienį nuvežėm, šiandien pirmadienis. Jo, sakė per savaitę ir padarė per savaitę. Šiaip netikėjom, nes gana nemažai detalių. Tai va, labai viskas liuks. Ką, nemažai detalių. Nieko čia aišku nesimato, grįžę dirbtuvėse įsipakuosim ir pasižiūrėsim, kad čia gavosi jiems. Tai ką, kaip ir matėt, pasiėmėm visas detalės, pasiėmėm jau milteliniu būdu nudažytas. Šiaip gavosi labai neblogai, ieškojom, kas padarytų gerai. Tai iš tikro visai puikiai, kaip sakant. Ledovai dariukai, ledovai čia yra. Tai va, kaip matot, jų tikrai nemažai, visokiausių smulkmenų, kojelių ir taip toliau. Aišku, kaip visą laiką Pijus nerimauja ir pradėjo rinkti. Aišku, nenufilmavom, bet po biškį, darbo vis tiek čia nemažai. Tai sudėjom visus dangtelius. Kaip matot, jau galinis ratas nudažytas, taip pat ir priekinis. Sumontavom padangas, realiai viskas paruošta. Kas liko iš detalių, tai tokios smulkmenėlės kaip šitas. Aišku, jį teks patiems dažyti, nes jis plastikinis. Priekinės šakės dar vešim dažyti. O daugiau kaip ir viskas liktis. Dar neturim vairo. Su vairu problema. Vairo ir ką eisi surinkinėti, turbūt, ne motorą? Jo. Tai po biškį eis Pijus surinkinėti motorą. Kadangi jis išrinko, jis ir surinks. Aš nesurinks, kas tada surinks? Tada nežinau kaip čia bus. Aišku, tarpinės tas pačias, įsivalom viską, susitvarkom, gražiai pasidarom. Ir po biškį važiuojam į priekį. O iš sekančių darbų tai dar laukia sėdynė. Sėdynė, priekinis bakas jau paruoštas. Buvom išvežę pas meninį, atitampę, viską gražiai padarė. Aišku, aš jau už gruntą oriui parašiau, tai liko jį tik nudažyti. Aišku, dar nušveist. Mačiau spėliojot, kokia spalva bus, bet neatspėjot. Pamatysit, aišku, vėliau. O ką mes einam jau čiurink po biškį. Ir žiūrėsim, kas čia gausis. Aišku, čia reikalų nemažai. Ir turim gerą aparatą dar. Atspėkit, kas čia per modelis ir parašykit komentaruose. Nu, Pijau, kaip sekasi? Gerai sekasi. Ką čia dirbi? Dažų užėjimus tokius, ir kai dažė, užsikliavę buvo iki krašto, dabar reikia viską nuvalyti, kad tarpinės neleistų tepalo. Nes tada geriau prisispaudžia viskas. Nu, žodžiu, viską darom ledovai, nepalikt nesąmonių. Reikėtų antrą kartą daryti. Jo, iš vienos, iš kitos pusės pasidarysiu tą patį. Ir bus ledas. Šitą pusę susirinkau. Šrodai sudėti. Velenukai sudėti viskas. Tarpinė yra, apačioje tarpinė yra. Dabar viską tą patį pasidarau su šita pusė. Ir tada eisiu, nežinau irgi. Gal koją susidėsiu, pedalus. Gal dar kažką tais irgi, motoro laikiklį. Nu, žodžiu, renkam viską kaip priklauso, iš eilės viską ir viskas. Iki galo jau.
Čia va šito susidėjau šiokie tokie centukai, nes jie šiaip eina pilki. Ir tai bus biškai gražiau. Aišku, mocas dar neplautas nuo Amerikos. Viskas grįžo, taip ir yra. Tai dar variklis apsiplaus, nes visur nešvarumai ir taip toliau. Ir bus gražutėlis, kaip sakant. Bet po biškį vaizdas atsiranda. Ir bus matyti, kas čia gaunasi. Tai ką, draugai, jau kita diena. Praeitą dieną susirinkom, kaip matėt, kažkiek motoro, kažkiek, nežinau, kaip matėt, ratus sudėjom. Kažkiek susirinkau pakojų, filtro, išsipakavau visus juodas detalės visas, pasižiūrėti, ar viskas tvarkoje, kažkiek dar liko. Tai šiandien eisim toliau dirbti prie variklio, įsidėsiu duslintuvą visą pilnai, tada užsidėsiu visas likusias juodas pakojus, kojelę, gal oro filtrą išeis uždėti, nes biškai ten reikia modifikacijų, bet manau viskas pavyks. Paskui susirinksiu posūkius, reikia pasidaryti su stabdžiais, nes pirkom naujus, kad būtų Europai tinkami. Tada susirinksiu šitą dalį, nes jinai išsiardė kelias dalis. O sparno dar nedėsim, nieko nedarysim, nes jisai guli čia ir dar nenudažytas. Toliau šakių kojinės vadinamos, turim kitas juodas. Tai šitas mesim lauk. O ką žinau, vaizdas tai tikrai, nors ir nepilnai surinktas, bet man asmeniškai tai žiauriai gerai atrodo. Piktas toksai. Bet laukit galutinio varianto. Ir tikrai aš nemanau, kad bus baisus daiktas, irgi tikrai gražiai turėtų gautis. Ir pamatysit. Susidėjau duslintuvo apsaugas. Šitas va, juodas. Tai ką dedam duslintuvą. Stengiamės nieko nenubraižyti, nenudaužyti. Paskui nereikėtų iš naujo daryti visokių dažymų. Tik reikia pataikyti savo vietą, ten, kur priklauso būtų, ir galima bus prisukti. Čia taip pat viskas įėjo pilnai. Užsidėjo.
Tai ką, kaip matote, duslintuvas kaip ir uždėtas liko pasukti. Prasivedžiosim lempdą zondų laidus. Nu kaip jums vaizdas. Realiai renkasi ir gražėja kiekvieną minutę. Tai va, susirinkau dar pakojus. Dėsim pakojus. Kojelę, kaip ir minėjau. Nu, žodžiu, viskas paeiliui. Kaip ir sakiau, uždėtas šitas pakojas jau. Dabar pakuosim patranką. Nežinau kaip dėl vaizdo, bet man tai visai tas matiniais karščio atsparūs dažai visai nieko žiūrisi ant duslintuvo. Tai visam bendram vaizde, manau, bus labai gerai. Koks grožis. Blizga, gražu. O kažkaip taip atrodys. Šitas duslintuvas tikrai netrumpas. Iš dėžės bus išlindęs, nes čia kai dėžė bus, tai realiai jinai va šitą vietą baigsis. Bet čia vaizdas įdomus. Juoda, gražu. Nu, man patinka. Nežinau kaip jums. Parašykit komentaruose. Ar patinka vaizdas. Galiu parodyti, dar nerodėm, filtrą. Kažkas tokio. Nes šitą filtrą čia dar pabandysiu šitos ištiesinti šitas vietas. Nes Screaming Eagle originalus filtras neparsiduoda tik elementas. Tik šita vieta neparsiduoda. Parsiduoda tik šitas elementas, šita plasmasė, šitas alkūnė šita ir visas tas išsukimas šitas vadinamas. Viskas parsiduoda kartu ir tai kainuoja apie 600 viršaus žalių. Tai mums automatiškai biudžetas auga motociklo ir jeigu aš turiu visai neblogą filtrą, kurį galima pritaikyti, tai kodėlgi ne? Taip kad bandysiu dar biškį pakoreguoti filtro kampą, kad žiūrėtųsi geriau prie viso bendro vaizdo. Bet aišku, čia ant pačio galo, kai jau motas bus pilnai surinktas, tada jau pats paskutinis eis tada filtro primontavimas. Šitą vietą biškį reikės patiesinti, užlenkta yra. Bet čia nieko ypatingo surepliam, tiesiog atrenksime viskas. Daugiau. Galvoju dar ką daryti dėl šitos kojelės, nes čia dedasi į tą pusę dar vieną kojelę, kad galėtų mėtyti bėgius taip ir su kulnu aukštyn žemyn. Tai va, dar mintis tokios yra dėl šito dalyko. Dar reikės nudažyti šitą daiktą. Čia mygtukas yra benzino bako atidarimo. Nu, tokios smulkmenos visokios, kurios atima nemažai laiko ir šią savaitę kažkurią dieną manau, kad dar gausim dažus, nes išrinkau dažus, o beveik juoda spalva, bet tokia į pilkumą, nu pamatysit irgi, turėtų biškį atsimušti nuo šitų, kad jie nebūtų vienodi. Tai va, tai ką judam toliau, dedam šitą pakoją, šitos pusės surinkinėjam ir
ir važiuosim gal pasimti nudažytų šakių priekį. Užsidėjau kairį pakoją ir kągi jūs manot, iš Amerikos grįžo, pažiūrėkit. Iš Amerikos grįžo su abiejais dešinės pusės pakojais, atverčiu kitą pusę, žiūriu 2 R raidės. Tai žodžiu, pasirodo užsidėta į kitą pusę, bet reikės pirkti kairės pusės. Tai va, užsidėjau kojelę. Viskas veikia. Aišku, negaliu atlenkti iki galo, bet viskas puikiai. Aišku, čia žinot irgi, kas nesupranta jaučiu, tai ir niekur nepamatytų. Važiuotų ir nesuktų galvos. Bet darysim tvarkingai, kaip priklauso. Ir dabar išsipakuosiu realiai pačią pirmą naują detalę. Ir tai yra priekinis lankas. Biškį turiu slogą, tai dėl garso labai nepykit. Guminis pasirodo. Gumava. Ne, juokauju. Tai bandau išsipakuoti, pažiūrėsim, kaip jis atrodo. Tai ką, vieną pusę va išsipakavom. Juodas blizgus, nedidelis, nes nenorėjau labai didelių lankų. Nežinau, man asmeniškai visai vaizdas kitas. Ir tikrai geriau atrodo su mažesniais, negu su tais tokiais gigantiškais ten būna. Tai va, galit užmesti akį, pasižiūrėti, kaip atrodys. Aišku, dar nežinau tiksliai, kur jis atrodėsi. Galbūt kažkur čia, gal ir ne čia. Galbūt va čia. Va taip va. Apačio originalus tvirtinimas ir viršų originalus tvirtinimas. Taip dėsis. Ir bus gražu. Tai va, pakuojam kitą. Pakuojamės kitą ir bandom uždėti. Ką žinau, man tai vaizdas labai liuks, nežinau kaip jum. Senas lankas tvirtinosi čia aukščiau, tai automatiškai jisai buvo aukštesnis. Bet šitas labai man liuks atrodo, nežinau. Ir apsaugo, ir nėra toks labai perkrautas mocas tais visais lankais. Man labai gerai atrodo. Dar būna tokie kaip Harlio ženklas tokie lankai, bet jų atsisakėm, dėl to, kad man asmeniškai nelabai kaip žiūrisi, o šitas labai liuks. Biški bardakas, bet nieko, ten kur žmonės dirba, ten bardakas. Parašykit komentaruose, ką būtume darę kitaip. Gal pabandysim kokio kito kompromiso prieiti ir kažką pakeisti pagal jūs. Tai taip, kad judu toliau, reikia prisisukti, prisiveršti duslintuvą, užsidėti, kaip čia pasakyti, vat šitos dalykus. Šitos rėmukus, lankelius reikia užsidėti. Jie dedasi va taip nuo varžto į galinį sparną. Bet
kaip ir sakiau, sparno dėti negaliu. Todėl turbūt ir šitų dėti negaliu. Tai ką galiu daryti, blemba, kartojuosi turbūt 10 kartą per šį video, kad eisiu rink galinius pakojus ir tada jaučiu galinę lempą. Reikia susirinkti, nes jinai yra išardyta. Matot, palaidi laidai. Tai va, vaizdas gerėja su kiekvieną valandą, taip kad tuoj bus į ką pažiūrėti. Pabandysim šio video gale gal užkurti, bet labai abejoju, kad pavyks. Kraunu dabar kaip tik akumuliatorių. Tai ką, mūsų draugai, nebedaug liko, kaip matot. Pijus po biškį, žiūriu, baigiau surinkti. Tai ką, užsudėjau priekinę šakės, priekinį ratą, vadinamos sijonus, ne pijau. Tada, kaip ir nebedaug liko, aš matau. Galinis ratas, lankai dėžėm, aišku, dėžės dar dažysis. Spalvą pamatysit vėliau, aišku, ant pačio galo. O po biškį atsiranda vaizdas ir, manau, gal jūs labiau vertinkit, ar geriau su chromais, ar be chromų. Man tai asmeniškai juodas. Po biškį vaizdas atsiranda ir gražiai jisai. O šiam kartui tiek. Baigiam testuom. Liko iš tikro nebedaug. Tai bakas, dėžės. Ir nepamirškit paspaust like, subscribe, pakomentuokit. O aš kaip ir žadėjau, bus burnaučiukas. Beje, atspėkit, kas čia per mocas. Ne kiekvienas atspėja. Padangos turbūt nieko neliko. Čia buvo mano sena svajonė.